čia nepatinka. Nu, čia kalėjimas yra visur kalėjimas. Ne, aš čia ne pageidavimų koncertas, kad tu pasirinktum, žinai. Atrodo, kad taip viskas gerai, sėdi kameros už mane, bet man aplamai nepatinka, kad aura kažkas netokia, kam tam kalėjime, man viskas. Nu, kalėjime, ne kokia aura, bet patsgi pasirinkai kelią. Ne, čia aš dėl to aš nieko ir nekaltinu, aš pats save kaltinu, kad tokį kelią pasirinkau. Tai gal ekskursijų tu pasiilgęs tiesiog? Ne, prasidėjo teistumai nuo 2011. Kiek metų tada buvo? 18. O, nu, tai va, pilnamečio gyvenimą tai pradėjai. Taip, visą jaunystę kalėjime. Dėl ko? Vagystės. Visas vieno X maksimas Šiauliuose visą sąskaitą. Ką ant to stogo veikėt? Budintis atėmė tabaką, sako, ir arbatą. Reikalavom, kad grąžintų tai kapainę. Tabaką ir... Ir arbatą, jo, kad viską grąžintų, kapainę viskas. Sulaužiau pataisos namų inventorių langą, užlipau ant 5 aukšto stogo. Pas mane psichozė. Pradėjo raut stogą. Paėmiau, susipjaušiu. Tik toks karštakošis gal esi labiau, ne? Ne, aš labai greit užsivedu. Man sunervavo viskas, aš susivedžiu ir darau. Nesi niekada puolęs? Ne, kad tik Marijampolėje maisto dalinta, verdančių vandenį pripyliau. Tai daug kartų esi baustas kalėjime drausminė tvarka? Daug. Turiu iš viso 113 nuobaudą. O su nuteistaisiais, su kuriais kartu gyvenat, sutarėt? Nėra namų bedų. Labadiena, esu Vytautas Nemanis, atlieku bausmę Pravieniškių 1 kalėjime. Dėl ko esat čia? Esu baustas buvau pradžiai už pasikėsinimą nužudyti, vagystę, plėšimą, turto sunaikinimą ir dokumentų pasisavinimą. O 21 persiteisiau 138 Marijampolėje už lengvo kūno sužalojimą. Dabar kas likę 2 metai ir mėnuo, iš 12 metų 8 mėnesių. Tai pakankamai ilgai praleidęs. Nemažai. Ir ne pirmą kartą, aišku, čia buvo tavo tas teistumas, matau, teisingai. Prasidėjo teistumai nuo 2011. Kiek metų tada buvo? 18. O, nu, tai va, pilnamečio gyvenimą tai pradėjai. Taip, visą jaunystę kalėjime. Tai, o tie ankstesni kartai dėl ko? Vagystės. Pagrindė vagystės. O dabar paskutiniu metu 14 jau biški sunkesnis. Tai kaip čia taip nutiko tos pačios vagystės? Kas gyvenime buvo blogai, kad reikėjo eiti? Pasikeitė gyvenimo vieta ir draugų ratas. Persikraustėm kitur gyventi, gyvenu su dėdė. Kitas rajonas, kiti draugai, susipažinau su tokiu draugu. Ir viskas, atsitiko taip, kaip atsitiko, ką aš... Gerai, kad žmogus nemirė, tai būčiau dar daugiau gavęs. Čia kalba apie tą pasikėsinimą, ne? Nužudyti, kur jūs ten padegėt, apiplėšėt ir padegėt namus. O kokia čia per kvaila mintis šiandien padegti, nes tu vis tiek, jeigu uždegi namą ir užrakini dar, tu suvoki, kad jisai tada sudegs. Atėjom su tuo... Savo draugus, Zotikovu. Atėjom pas žmogų, jis kažkada su juo gyveno. Prasiskolinu tam Zotikovui. Jis man paskambino, sako, ateik ten. Gerai, atėjom. Sako, kur pinigai? Nėra. 1, 2, 3 kartus ten trinktelėm. Jis sako, aš daugiau nelendu, aš einu, palauksiu laukia. Jis neaišku, ką ten padarė, kaip ten dar, paskui įsiaiškinu, perskaičiau bylą, įsiaiškinu, dar primušė ir ant galo jį padegė. Būčiau žinojęs, būčiau to neleidęs. Tik išeinant, tu nematai, kad yra padegta? Ne, aš išeidamas, dūmų nesimatė, jis kurį ten padė, ar virtuviai, nes jis buvo miegamąjį. Išėjau, laukiu laukia, rūkau, laukiu, kol išeis. Išeina viskas, spyną uždėk durų, kad nepabėgtų. Ir einam, sako, neatsisukinėjau, kas ten vyksta, kas ten kaip, einam tėjom, vis. Pasirodo, visame gražume. Ir pats į tą ratą papuolęs. Reikia už tai dabar atpirkinėti. Pakankamai daug davė, vis tiek pasakysime, nužudyti, jeigu tiek... 11 metų, užprašė 10, davė 11. Vis tiek, kaip bebūtų, už pasikeisinimą, už 129 eina iki 15 metų.
Dar plus 4 bylas, dar susidėjo bendrai. Ką reiškia plus 4 bylas? Vagystė, plėšimas, turto sunaikinimas ir dokumentų pasisavinimas dar plus 4. Vis tiek jau sunkinančios aplinkybės, išgėręs, kaip bebūčiau. Viskas. Kaltę pripažinai, teisingai? Jo, prisipažinau pradžiai, paskui Kas paskui? Paskui pakeičiau parodymus, paskui viską neįgiau. Ir blogiau pasidariau, gal būčiau įbagavęs ir mažiau. Marijampolėj dasidėjau metus 8. Turiu savo bendrą 12-8. Baiginėjau, čia atvežė. Kada čia atvežė? Iš pradžių buvo į Marijampolę, ne? Čia atvežė 24. Tai dabar 24. Ne, 23 gegužės 19. Atvežė, prašiau nors prašymą į Antrus Pravieniškės, atvežė čia nais. Kalėjimas, aš čia nebuvęs, nieko, galvoju, viskas gerai. Pasikėliau pradžiai į pirmą baraką. Čia 24.08.04. 23. 20, ne, jo, dabar 24. Datas maišo. Jo, pasikėliau, mane uždarė vieną kamerą. Aš niekur neinu. Nėra televizorių, nieko nebuvo. Radijos nėra. Vienas sėdi kamerai. Man nėra su ko pakalbėti. Man geriu vaistus. Pas mane psichozė. Pradėjo raut stogą. Paėmiau, susipjaušiu. Prie kameros durų gulėjau visas kraujo bale. Iškvietė greitą, tik atsivadau Kauno klinikose. Tai pakankamai gerai vaino kraujavęs? Nemažai. Čia vieną kartą, čia kaip ir matau, per metus laiko 4 kartus. Tai čia ko tau pjaustytis? Dėl pervežimo, rašau prašymus į Marijampolę, į Alytų, į Antrus Pravieniškės, visi atsakymai neigiami. Mane sunervuoja iškart. Iškart susinervuoju, pradedu pjaustytis. Čia dar vienas buvo kartas suspjaušiau dėl režimo, kur perrašinėja aparatūrą. Parašiau prašymą, žmogus atsivarė pas mane, buvau drausmės grupė, atsivarė pas mane siuntinį. Į siuntinį dėjo apie 3 grotuvą. Jau žmogus sako man jį gražink. Gerai, sakau, parašysiu prašymą. Gražinsiu. Užsidariau į triumą, parašiau prašymą, atėjau pas režimo viršininką, sakau, turi prašymą, perrašykite MP3. Vis tiek, sakau, jis nemano, kaip bebūtų. Sakau, kaip aš savo daiktą laikys nepasavinu. Sako, nieko aš to neperrašė, eik lauk iš kabineto, aš neturiu laiko. Sunervavo, grįžau į kamerą, susipjaušiu vėl į ligoninę, į Lavlą. Lavlui prabuvau 3 savaitės. Grįžau atgal į kamerą, kaip šunį įmetė, jokių psichologų, niekas neateina, nekreipia dėmesį, niekam neįdomu. Daryk, ką tu nori. Pjaustykis, žudyk, daryk, ką tu nori. Buvo prieš 2 mėnesius užpulti pareigūnai. Gal girdėjot, čia per žinias rodė, per radiją sakė. Rašom. Tokiais atvejais, išveža greitai. Duoda administracija, suprast, daryk tą patį, pul pareigūną išvešim. Kitaip pjaustykis, daryk, ką tu nori, niekam neįdomu. Vienas, užpuolė pareigūną, taip, po 2 savaičių antras įvykis. Įmeta žmogų irgi su galva negerai, paėmė verdančių vandenį režimo viršininką Tadą apipylė. Paėmė, greitai išvežė. Pareigūnus puola, daro pareigūnam kažką negero, juos išveža. O tu kamerai sėdė triume, daryk, ką tu nori. Pjaustykis, rašyk skundus, nieks nekreipia dėmesį, nieko. Tai gerai, kodėl tu nori būti išvežtas? Aš čia neprašiau, man čia nepatinka. Čia kalėjimas yra visur kalėjimas. Čia ne pageidavimų koncertas, kad tu pasirinktum, žinai. Aš suprantu, bet aš niekur neinu, aš atsisakiau visų būrių, niekur neinu, nei drausmės grupė, niekur. Pas mane drausmės grupė iki bausmės pabaigos, nes turiu baudą, darbo galimybėm nesuteikė, sėdėk drausminiai visus 2 metus
niekam neįdomu. Ką reiškia, turi baudą? Atsivežiau iš Marijampolės baudą. Piniginę baudą? Taip, piniginę. Už kažkokį pažeidimą, taip? Sulaužiau pataisos namų inventorių langą, užlipau ant 5 aukšto stogo Marijampolė, kad mane pervežtų. Nu, sako, gerai, tai va. Pervežė? Jo, kažkokius veiksmus ėmėsi pervežą, o taip nieko nesėmė, daryk, kad tu nori, niekam neįdomu. Tu gerai tave pervežė ir dabar tu vėl reikalauji, kad vėl pervežtų? Jo, nu, bet aš čia neprašiau į šitą įstaigą. Tu nori į antrus? Jo, aš rašiau į antrus Pravieniškės. Sako, gerai, vešam į antrus. O, kaip čia antry, čia, sako, atvažiavo. Išlipu į čionais, į kiemelį šitą. Sako, skaitau ant lentelės pirmi Pravieniškės.